pradėjom su viena mergina nuo ten kelių tūkstančių iki dabar jinai turi 20 000 sekėjų. Tiesiog sunku, kai nėra šalia kito žmogaus, kad gali paklausti nuomonės. Žinoma, dabar dirbtinis intelektas yra gan populiarus ir manau ir storuose greitai bus, kad galės tiesiog parašyti, apie ką nori, kad tas storis būtų ir tiesiog padarys. Sveiki. Šiandien svečiuose turiu Ingą. Socialiniuose tinkluose Ingą galite rasti Inga Social. Tai Inga, gal daugiau prisistatyk pati, papasakok apie save, apie savo veiklą ir nepapasakok, prisistatyk žodžiu. Tai labas Aušra, malonu, kad pakvietai. Tai aš esu Inga, socialinių tinklų administratorė, tai padedu verslams su jų socialinių tinklų strategijom ir bandome padaryti juos labiau matomus socialiniai erdvėje. Kodėl socialiniai tinklai? Kodėl būtent šitas sritis ir kada atėjo tas momentas, kada nusprendė, kad čia gali būti tavo pagrindinė veikla? Tai istorija iš viso prasidėjo ne nuo socialinių tinklų. Aš buvau įnikusi į interjero dizaino ir aš vieną panelę suradau ir mes tiesiog pradėjom daryti tokį mini versliuką per COVID, žinai, kai būna. Ir aišku, aš buvau atsakinga už marketingą ir tada aš dar Instagramo net neturėjau, bet tada atsisinčiau Instagramą ir žiūriu, kad man tas interjero dizainas net nebeįdomus darosi, o tas Instagramas, socialiniai tinklai pradėjo mane dominti ir laikui bėgant tiesiog jinai pastojo ir aš pradėjau dirbti socialiniais tinklais. Tai tokia istorija, kad visą laiką geriau eiti kažkur, nors nežinai, kur nori eiti, bet eiti ir tada gal atrasite savo tokį cinkelį. Tai ar tu pameni, kai tu priėmei pirmą mokamą klientą socialinių tinklų, ar ne, kai pradėjai ties to dirbti ir kai atėjo jau pas tave pirmas klientas ir sako, Inga, aš tau sumokėsiu pinigus, padaryk man, kad kažkas aš ten būčiau žinomesnė, iškilčiau, matomesnė ir taip toliau. Tai aš iš tikrųjų irgi pradėjau gan taip įdomiai. Tai tiesiog į grupės pradėjau mėtyti, kad aš mokausi ir aš nemokamai ten 5 merginom padarysiu ir ten biografiją sutvarkysiu. Ir tada ten buvo 100 tikrai žinučių, visas nori nemokamai. Ir tada, žinoma, 5 padariau ten nemokamai ir kitiem parašiau žinutės, kad aš galiu jums ten tokį mokestį padaryti. Tai tiesiog tokie buvo pirmi klientai. Ar turi ilgamečių klientų? 2 metus, taip, apie 2,5 metų turiu, taip. Tai kada tu pradėjai? Tu pradėjai COVID metu, ar ne? Tai jo, COVID gale kažkur, tai apie 3,5 metų. 3, jo, kažkur. Ar prisimeni kažkokią, ar gali papasakoti sėkmės istoriją, kur pavyko su kažkokiu galbūt žmogum jo verslą stipriai išnešti į žinomumą socialinių tinklų pagalba? Tai sėkmės istorijom aš nelabai tikiu, kaip žinai, būna overnight success, bet yra, manau, toks steady growth, gal pasakyčiau, toks žodis. Tai pradėjom su viena mergina nuo ten kelių tūkstančių iki dabar jinai turi 20 000 sekėjų ir pradėjom dirbti su affiliate linkais ir ji iš to puikiai uždirba ir yra taip pat įsteigusi savo grožio saloną. Tai tikrai, manau, tokia viena iš sėkmingiausių istorijų mano karjerai. Per kur jinai tave rado? Dabar bijau sumeluoti, ar per rekomendacijas, ar tiesiog per Instagramą parašė. Taip neatsimenu. Bet vis tiek, ar tu tiki, dėl to, kad aš tai esu labai didelė tikėtoja tos tendencijos, kad tas followerių skaičius ne visą laiką tau generuoja pardavimus. Ir kartais tu su labai mažu kiekiu followerių gali parduoti daug daugiau negu kad tas žmogus, kuris turi didžiulį followerių kiekį, bet neturi galbūt ką parduoti, ar ne? Tai ir vis dar ta tendencija. Ar tu irgi taip galvoji kaip aš, nes aš nesu ekspertė, tačiau mano tiesiog tokie pamąstymai. Ne, taip žinoma, nes tai priklauso, kaip tu moki parduoti. Tu gali turėti 1000 sekėjų, bet jeigu iš tų 1000 tų 10 klientų bus mokami ir
tau neblogus pinigus gali atnešti, tai manau tikrai taip įmanoma. Įmanoma. Kokios tavo manimų dabar yra pagrindinės tendencijos? Aš esu naujas verslas, aš prisiregistravau Instagrame. Nuo ko man pradėti, kad tas mano profilis būtų sėkmingas? Tai dažniausia klaida, kokią matau, verslai galvoja, kad socialiniai tinklai yra 100% jų sėkmės istorijos. Tai visą laiką nukreipiu, jeigu matau, kad verslai neturi kažkokios verslo strategijos, o galvoja, kad Inga, tu man džiavą padarysi ir klientai man dabar eis ir viskas. Tai aš nukreipiu tiesiog pas verslo gal mentorius ar kažkur, kad pirmą pasidarytų verslo planą, o tada socialiniai tinklai. Bet ką reikėtų daryti, tai visų pirma, pasirašyti turinio kažkokį planą, nuspręsti, ar tu rodysiesi prieš kamerą ar ne, kas yra labai svarbu, tai žinoma, reikėtų rodytis. Reikėtų keisti turinį, pasižiūrėkit, kad nebūtų turinys vienapusiškas, kad būtų įvairiapusis, nes viena blogerė tokia pasakė, ir man labai surezonavo, kad, sako, jeigu jūs labai mėgstat braškinius ledus, bet jūs kiekvieną dieną valgysit tas braškinius ledus, nusibos. Taip. Tai turinys pasitenkit, kad, iššauktų kažkokias emocijas, kad būtų įdomus, atnešantis naudą. Tai nebūtinai tie tipsai, ne kažkokie patarimai, bet kad būtų, įvairiapusis turinys. Dabar paminėjai irgi tą pradžią su biznio planu ir taip toliau, tai kai pati tu pradėjai verslą, vis tiek verslas, ar ne, jau čia pas tave, su kokiais iššūkiais tu susidūrėjai? Kas tau buvo tie pagrindiniai galbūt stabdžiai, kas stabdė tą rapid growth, kaip tu sakai, tą įsibėgėjimą? Tai stabdė ir dabar stabdo, kartais galvoju, gal geriau eiti į darbą ir bus lengviau. Tiesiog sunku, kai nėra šalia kito žmogaus, kad gali paklausti nuomonės, kad gali augti kartu, su timu tu darbė, visokie yra mokymai, tu gali eiti pasiklausti pas kažką. Tai toks sunku, todėl labai faina, kad yra community, tokių bendruomenių, kaip jūs kuriat. O šiaip gal tas toks irgi nubrėžimas ribų klientams, nes dažnai klientai ten ir naktį siunčia, ir šeštadieniais, sekmadieniais ir sako, šiandien prasidės ten koks nors seilas, offeris, davai čia senstorių pridėk sekmadienį kokį. Tai tas ribų nubrėžimas taip pat tokia, turi... Bet žinai, labai yra geras toks pasakymas. Tavo daržas, tavo tvora. Ar ne? Ir nuo tavęs priklauso, kaip tu tą tvorą stumdai ar nestumdai. Tai žinai, aš visą laiką, man pati geriausia yra vizualizacija, kai klientai bando pareikalauti iš manęs daugiau, negu kad aš galiu duoti. Aš iš karto įsivaizduoju daržą ir tvorą. Ir man tas labai stipriai padeda. Žinai, ir tu ar leidi tą tvorą perlipti ar neleidi? Taip, vieną kartą būna, kad sukandidatas ir padarai kitą kartą, jau žinai, pasakai. Gerai, dabar visi žino, kad socialiniuose tinkluose yra tikrai nemažai heito, nemažai komentarų tų negražių. Tai kaip tu savo klientės ar klientus paruoši tam, kad it's okay? Tu nesi tie braškiniai ledai, kad visiems patiktum. Tai yra vienas profilis, man labai rezonuoja, yra tokia blogerė ir ji net pati rašydavo pati ir jos timas ten rašydavo blogus komentarus. Tai ten tu esi ten gold digger ir panašiai, tu turtinga, iš kur pas tave pinigų. Ir jinai labai fainiai tiesiog įmeta screenshotą savo ten banko domenų, aš iš to uždirbau ir tiesiog, pasako, kad tai yra netiesa. Bet tiesiog ji nori daugiau trakcijos, daugiau to įsitraukimo, daugiau komentarų, nes žinom, kad Instagrame kuo daugiau tu kažkas komentuoja, tuo daugiau ir pamato tų žmonių. Tai tikrai, nereikia bijoti tų blogų komentarų,
O jeigu tai yra kažkoks verslas, na žinoma, taip nedarysi, nerašysi ten blogų komentarų apie save, bet tiesiog jeigu kažkoks yra nepasitenkinimas, tu bandai tą problemą kažkokią užglaistyti, tiesiog komunikuojant, manau. Bet tu manai, kad verta atsakinėti į tos blogus komentarus, kaip tarkim, kažkas ten visiškai neadekvačiai kažką, tarkim, pakomentuoja po tavo ar posto, ar video, reelsų, ar ne? Tu manai, kad verta veltis, ar neverta? Manau, kad didesniems verslams tai tikrai verta, nes, parodai tu savo kaip customer service, ne? Tu gali gražiai, tu gali kažkaip ar net iš jų. Ne, bet aš turiu omeny tos tokius, žinai, neracionalius visiškai, kur... tu supranti, kur tokius visiškai tokius žemo lygio, kur, pavyzdžiui, mano politika yra, aš niekada į juos neatsakinėjau. Niekada. Nes tu matai žmogaus mentalitetą ir tu žinai, kad neverta bris ten, kur jis yra. Jeigu jau tokie komentarai, tai tikriausiai ne. Bet jeigu man pakomentuot, aš kokią šipsenėlę numešiu ir tiek. Tiesiog, matosi, visi žinom, kad matosi to žmogaus lygis. Taip. Gerai, tai kas tu galvoji, what's next, what's coming Instagrame, ar ne? Kas ateina? Dėl to, kad visą laiką buvo postai, buvo stories, aišku, yra stories, reelsai. Kokiu dar galvoji bus naujų tendencijų, kur bus proga tos algoritmus pasikelt? Žinoma, dabar dirbtinis intelektas yra gan populiarus ir, manau, ir storose greitai bus, kad galės tiesiog parašyti, apie ką nori, kad tas storas būtų ir tiesiog padarys. Tai, žinoma, tas dirbtinis intelektas ir manau, kad Facebooko grupės augs. Žinau, kad investuoja nemažus pinigus į Facebooko grupės, kad padaryti tą bendruomenę, kad žmonės kurtų bendruomenę, nes kuo toliau, tuo bus ta bendruomenė svarbesnė ir socialinėse ir apskritai. Tai tu galvoji dabar tie žmonės, kas planuoja, kaip pavyzdys, Facebook'e daryti page'ą, tai labiau vertėtų pagalvoti apie grupę, negu kad page'ą? Taip. Page'as tegul būna, bet reikėtų grupės. Manau, ta bendruomenės kūrimas labai labai svarbus. Tai vis tiek, Inga, tu man pasakyk, dabar atėjo verslas pas tave. Kokie pas tave žingsniai? Ką tu darai? Kokios tos tavo paslaugos nuo A iki Z ir ko aš galiu iš tavęs tikėtis? Tai pagrindai yra turinio kūrimas. Taip. Tai postai, story, montuoju reelsus, galiu atvažiuoti, jeigu tai yra kažkur local, pasidaryti kažkokiu estetinių reelsų video. Ką aš darau, taip pat bendradarbiauju, turiu savo influencerių ratą, kur aš galiu rekomenduoti, galiu būti atsakinga už UGC kontentą. Ir žinoma, tokias strategijas ir dirbu su reklama taip pat. Dirbi su mokama reklama, ar ne? Dirbi tik Instagram'e ir Facebook'e? Ir Facebook'e, Ads Manager'e, tai ir Facebook'e ir Instagram'e, ten viskas sujungta. Iš tavo patirties, kur geriau pardavinėti? Facebook'as, Instagram'as? Tai priklauso, kokią pas tave auditoriją iš tikrųjų. Vieniem geriau sekasi su Facebook'u, kitiems su Instagram'u. Tai reikėtų pasižiūrėti savo statistikoje, kas tau geriau sekasi. Bet mano nuomonė Instagram'e. Dar vieną klausimą. Kodėl galvoji, kad verslui svarbu yra turėti tos socialinius tinklus? Kam jų reikia? Kiti, žinai, sako, aš turiu internetinę svetainę, aš parduodu ir ką man ten veltis, ką man ten save rodyti, eikvot savo energiją ir koks tavo požiūris į tai? Nes jau nebeinam, man atrodo, į Google įvesti, kad ten nagų meistrė ten Londone, nebeieškom per Google, man atrodo, ieškom jau per Instagramą ar Facebooką. Tai automatiškai, jeigu tavęs neras socialiniuose tinkluose ir netras tavęs klientai. Tai... Bet tu manai, kad visiems verslams tas tinka? Aš suprantu, taip grožio specialistės vis tiek. Žmonės mėgsta pasižiūrėti darbus, kuo daugiau nuotraukų, kuo daugiau turinio, ar ne? Bet va, tarkim, nežinau, statybų kompanija, komercinė statybų kompanija, ar ne,
Ir ar jiem bus naudinga, ar jiem bus naudos iš socialinių tinklų? Naudos kaip naudos gal ir tokios labai apčiuopiamos ne, bet manau, būti aktyviam socialiniuose tinkluose tau pridės, vis tiek pridės tų pointų kažkokių, ne, kažkur, ar kažkoks vyks konkursas dėl kažkokio projekto, vis tiek gal pasižiūrėsi tuos socialinius tinklus, ar tavo gal kažkokius buvusius projektus ir panašiai. Tai manau, visiems reikia būti matomiems ten, gal vieniem labiau aktyviems, kitiem mažiau aktyviems. Bet tu manytum, kad reikėtų investuoti va tokiem verslam, kuriem galbūt nelabai aktualu, investuoti į, tarkim, va tokį žmogų kaip tu, arba į mokamą reklamą, ar tiesiog turėti tą profilį, kad jį turėti? Tai priklauso nuo biudžeto. Jeigu yra biudžetas, tai manau apsimoka tikrai turėti žmogų, kuris ten vieną kartą, ne vieną kartą, gal į savaitę, ten 3 kartus, 2 kartus įdės po postus, ten kelius storius, tai manau verta. Na ir žinoma, priklauso, koks tai yra tikslas to verslo, gal augti ten kažkokio kitoj rinkoje, ar ten būti kažkokiais, super populiarus verslas, tai manau, galima net daugiau to turinio kelti ir daryti galva video turinį ir panašiai, tai priklauso. O tu dirbi tik tai su verslais esančiais UK, ar tau nesvarbu lokacija? Jo, anksčiau ir dirbdavau ir su Lietuvoje esančiais, bet dabar vien su UK jos. UK ir pasaulio turiu vieną ir iš Japonijos, bet lietuvius, tai dirbu daugiausia su lietuviais, bet manau greitų metų išeiti ir ne vien su lietuviais. Tai, Dabar turi tu visokių programų ir turi produktų, ką pardavinėjai, tai galbūt papasakot šiek tiek daugiau apie tai, kad žmonės sužinotų ir galėtų įsigyti. Okay, tai turiu elektroninę knygą, kurioje pasakoju, viską irgi, gal nuo pat A, kaip susikurti ten biografiją, iki pat Z, ten kažkokių pardavimų, ne. Ir taip pat turiu kursą, gal labiau orientuotą jau į paslaugų tiekėjus, kurie turi daugiau nei 1000 sekėjų, jau gal kurie nori optimizuoti labiau, nori daugiau automatizuoti, dirbti su dirbtiniu intelektu, visokiais botais, ManyChat vadinamais. Tai va, tokie mano 2 kol kas tokie projektai, bet ateityje ir bus daugiau. Inga, smulkus verslas. Ką tu patartum? Ar patiem pradėt, ar samdyti specialistą, ar gal tiem netgi, kas nenori savęs rodyt, dėl to, kad ne visi mes drąsūs išeiti į tą socialinę erdvę ir rodyti tą savo gyvenimą. Ar reikia to gyvenimo, jeigu tu rodai verslą? Papasako gal daugiau, kad surezonuotų smulkaus verslo atstovam. Kaip reikėtų? Kiek kartų gal reikėtų postinti per dieną? Kiek rodytis? Kokiu dienos metu rodytis? Įsivaizduoju, kad aš esu tas smulkus verslininkas pas tavęs atėjęs ir turiu konsultaciją su tavimi ir man reikia tavo patarimų. Okay. Tai ar pradėti jums, ar samdytis, tai priklauso irgi nuo biudžeto, bet sakau, pradėkit, pasižiūrėkit, kaip eisis, bet apie 80%, 90% gal pradeda žmonės ir tiesiog pameta motyvaciją ir jeigu neturi plano, vieną dieną įkelia, kitą dieną neįkelia, žinau pagal save, atrodo vieną savaitę užsiturbinė jau ten dedi tos storius, reelsus ir panašiai, o kitą savaitę atrodo jau nepasiruošė kažkokio plano ir nebėra tos motyvacijos, nebežinai ką kelti. Tai sakyčiau pradėti patiems, bet žiūrėtis kaip seksis, gal tiesiog nueiti pasikonsultuoti su kažkuo, pasidaryti tokią strateginį planą, kad žinotumėt, kas turėtų eiti paeiliui. Kiek kartų dėti į ten savaitę, su socialiniais tinklais yra, kuo tu daugiau mataisi, tuo tu esi, ten
tave prisimena, ne? Tai jeigu ten mes pagalvojam apie kažkokią ten nagų meistrę, tai mes ten žinom tą, ne? Tai kuo tu daugiau mataisi, tuo yra geriau. Tai jeigu yra laiko, biudžeto, noro, tai ir kiekvieną dieną būtų labai gerai postinti. Kas tai yra, ar postai, reelsai, ar tu rodysies, ar nesirodysi. Priklauso nuo tavo tikslo, bet manau būtina rodytis, ypač paslaugų tiekėjams. Tai jeigu aš esu, sakykime, kokia astrologija, ne, ir ten aš pasakoju, ten noriu, mano produktas yra ten astrologinis kažkoks prognozė, ne, tai, aš pasieksiu tą žmogų, aš pažiūrėsiu, ar man rezonuoja tas žmogus, ne? Tiesiog nepirksiu, jeigu galvosiu, tas iš viso man nėra kažkokio lauko, tokio neįnas. Tai manau, svarbu save rodyti. Tai žinoma, kuo daugiau reelsų, kuo daugiau video formato, postų, kaip sakau, pasižiūrėti visą laiką savo insightus, tai kaip jie vadinasi? Statistiką savo ir pasižiūrėti, ar postai gal labiau tau veikia, gal reelsai. Vieni meta tik tais postus ir jie turi milijoną daugiau sekėjų, kiti meta tik reelsus ir jie neturi sekėjų. Tai priklauso, reikia pasižiūrėti savo statistiką. Buvo labai ilgas klausimas, tai dar kartą pakartok. Aš manau, kad jau tu daugiau mažiau ir atsakei viską, bet ką tu galvoji apie tekstus ilgus? Ar jie vis dar parduoda? Manau, ne. Dabar labai ta tendencija iš to ChatGPT, dirbtinio intelekto, nusikopijuoti tuos ilgus tekstus ir įsimesti ir labai labai matosi tas. Tai priklauso gal irgi, ar tai yra gal kažkoks psichologinis, profilis, kur apie psichologiją, tai susiskaitys, kitiem gal ir susiskaitys, bet jeigu tai yra kažkas, lengviau, tai manau, kuo mažiau, nes žmonės turi tą labai tą short attention span, tai manau, trumpesnis dabar jau turinys yra populiaresnis. Galbūt video, ar ne? Jo. Video jau darosi ilgėjantis, tai daugiau gal istorijos, papasakot kažkokią istoriją, ne? Dabar madingi tokie reelsai, video formatas, pasakoti kažkokią ten sėkmės istorijas ar kažkokius patarimus savo, tai ilgesnis turinys jau ant bangos darosi. Bet žinoma, ten TikTokas, tie trumpi visokie tikrai bus ant bangos. Kaip tu galvoji, žmogus ar verslininkas pradedantis darbą socialiniais tinklais, ar jam būtina pradėti nuo dirbti su profesionalia kamera, ar būtina ta įranga kažkokia, ar tas turi didelę reikšmę turinio kūrime? Ar tiesiog aš turiu telefoną, aš galiu susifilmuoti, susidėti ir tas sueis kaip hitas, žinai? Tai žiūrėk, dabar tie video, kur tiesiog taip nufilmuoti, kai tu eini gatve, jie populiaresni negu kad ten su tom kamerom prabangiom filmuoti. Tai man atrodo svarbu, kas yra, kokią žinutę mes transliuojam, o ne kokią techniką. Žinoma, jeigu tai yra, kažkokie briliantai, tu parduodi briliantus, tai tu ten, žinai, nenufotkinsi, kokį ten filtrą užmesi ir neįkelsi. Tai žinoma, turi jau būti profesionaliai nufotografuota, jeigu tai yra luxury kažkokia prekė, tu save parduodi luxury, tada taip jau. Bet manau, galima pradėti pilnai ir su telefonu. Tai dabar kalbant apie biudžetą, kiek tu galvoji, aš turėčiau skirti, nežinau, į dieną, į savaitę, į mėnesį, kad tapti tikrai matoma, ar ne? Dėl to, kad vis tiek mes, kaip ir žinom, sunku pasiekti organiniu būdu tuos naujus žmones. Ir tarkim, jeigu kalbant apie mokamą reklamą, tai kiek aš turėčiau investuoti, kad pradėti auginti, ar pradėti parduoti, jeigu aš dar neparduodu, ar ne? Tai žinai, ateina pas mane į konsultacijas ir sako, aš viską darau, į reklamą dedu ir tą.
nu, ten paklausi, tai kiek tu tada ten reklamą, 3 svarus uždedu į dieną. Tiesiog, jau tie laikai baigėsi, kai 3 svarų užtenka. Žinoma, jeigu tai yra naujas verslas, nėra to didelio biudžeto, bent jau 7 tos svarus į dieną. Žinoma, jeigu tai storis pabūstinimas, tai galima ir ten truputį mažiau, bet manau nuo 7 svarų, jeigu tai yra didesnė jau verslas, tai tikrai nuo 100 žmonės ir 1000 išleidžia tikrai. Ir dar svarbu žinoti, kad reklamose turi testuotis. Vienas postas tau atrodo, vienas ten vizualas, visiškai neįs, atrodo, nors tu taip gražiai jį padarai, o kitas atrodo, ten uždėjai kokį paveiksliuką, ten užrašai kažką ir vau, kaip atnešė tau ten daug sekėjų, ar return of investment yra tas didelis. Tai apie reklamą, ir svarbu žinoti, kad tas return of investment, nežinau kaip pasakyti, grįžtamoji vertė nebėra tokia jau didelė. Jeigu įdedi ten 200 eurų svarų, nesitikėk, kad parduosi už 1000, tai gali 2 kartus tiesiog padidėti tavo tas profitas. Tai jau. Pakalbėjom, Inga, tada apie mokamą reklamą ir apie organinį tada pakalbėkim pasiekiamumą. Ar dar įmanomas toks dalykas kaip organinis pasiekiamumas? Ar aš galiu dabar atėjus į Instagram, atėjus į socialinę mediją tikėtis, kad aš be jokių investicijų užsiauginsiu tą savo profilį, užsiauginsiu tą savo auditoriją ir pradėsiu parduoti savo paslaugą kažkokią? Ar vis dar įmanoma, dar tie laikai yra, kaip kad būdavo kažkada labai seniai? Tai priklauso, kokią tu žinutę neši. Jeigu tai yra labai aktualus turinys kažkoks, nežinau, ten kas dabar jaunimui, pavyzdžiui, yra aktualu, tai įmanoma, jeigu žmonės tavim dalinsis. Tai jeigu dalinsis tavo postai, stories, jeigu tavo reelsus komentuos, kuo daugiau komentuoja, automatiškai, kuo daugiau laikina, dalinasi savo stories, Instagramas tuo daugiau įrodo tave, Tai jeigu tai yra labai aktualu, žmonėm įdomu, tada įmanoma, bet jeigu tai gal yra nišinis toks dalykas, nėra įdomus, bet gal tu nepertiki taip labai kaip įdomiai, bet tai yra sunkiau. Tai turi dirbti su influenceriais, tikrai, žinoma, priklauso, koks tai yra verslas, ir, mokama reklama, UGC kontentas, kažkokie giveawayai, konkursai, tai galima, bet priklauso, koks tavo verslas, tai vis tiek, manau, nebėra tie laikai, kad organiškai galėtum užkariauti socialinius tinklus. Influenceriai. Brangus malonumas? Labai. Ypač Lietuvoj. Tai jo, tikrai brangus malonumas. Ar atsiperka, svarbu žiūrėti, ar tai yra tikri tie sekėjai, nes būna labai daug tų atvejų, kad prisiperka tų sekėjų ir žmonės nusivelia, susimoka tos 500 eurų ir ateina ten 40 tų naujų sekėjų ir visiškai neapsimoka. Žinoma, tavo profilis turi būti įdomus, kad tave pasektų, kad gal nusipirktų iš tavęs kažką, Tai irgi dažnai, būna tokių, žinučių, kad aš turėjau tą influencerę, bet, man neatėjo ten jokių pardavimų ir panašiai. Bet, tavo profilis nėra sutvarkytas, tavo biografija net nėra parašyta, apie ką tavo profilis, apie ką tavo produktas. Tai labai svarbu iš pat pradžių turėti tuos susitvarkius, tuos pamatus, o tada jau pradėti dirbti su influenceriais. Gerai, Inga, pažaiskim. Pažiūrėk mano dabar Instagramo profilį ir pasakyk, ką pakeistum. Išsitrinčiau visų pirma, ką tu seki, labai didelis skaičius. Man tiesiog gražiau žiūrisi, kai... ir tiesiog nereikia, tikrai tiek nežiūri. Ne. Biografija, viskas good. Highlightai,
atrodo viskas good. O pats feedas, tai reelsai, kitų žmonių, portretai iš video medžiagos. Man kažko trūktų šiek tiek, nes dabar tiesiog kiti žmonės, bet mažai tavęs dabar, galima pasakyti. Tai aš gal ir nuotraukų daugiau įdėčiau tavęs, tavo nuotraukų. Gal kažkokiu kvautų, kad tiesiog šiek tiek to estetiškumo gal įneštų. Tai iš feedo pusės tiek. Tavo manimu, besikuriantiems naujiems Instagramo profiliams, pagrindiniai punktai, kas turi būti, dabar mes perėjom, tu greitai padarai mano auditą, ar ne, trumpą. Tai kas turi būti išpildyta, kad būtų nors tas minimalus blokas padarytas, kad kažką galėtum tu ten pradėti veikti. Tai žinoma, ta biografija, ne? Tai pasirašyti ne kas man patinka, būna ten, man patinka šuniukai, man patinka, aš turiu ten vaikus ir panašiai, bet ką tu duosi, kodėl žmogus tave turi sekti, ne? Tai aiškiai pasirašyti, ką tu duosi, kodėl žmogus turi sekti. Ir tada highlightai, ne? Ten highlightuose gali būti kažkokie atsiliepimai, pavyzdžiui, kaimynas, apie tave gali būti highlightas, ir viskas, kas susijęs su klientu, kas gali būti klientui įdomu. Ir tada jau tas feedas vadinamasis, tai priklauso, kaip tu vedi tą savo feedą, ar ten kažkaip estetiškai bandai išdėlioti, priklauso, bet turėtų būti maždaug 9 bent jau postai, kad jau galėtum ten pradėti gal reklamą mokamą užsisakyti, ar ten jau pradėti bendradarbiauti su kažkuo ir panašiai. Tai, manau, svarbiausia įsipildyti biografiją, highlightus, ir postai. Ačiū tau, Inga, labai už pokalbį. Buvo įdomu sužinot, pasižiūrėsiu, kaip ten įsitrinti tos, ką followinu, nes net nežinau. Ačiū už tokį auditą nemokamą. Ir smagu, kad tu atvažiavai. Dėkui. Ačiū.